Taigi, tikslas yra pasiektas šiandienos, dabar ieškom kur pakempinti. Yes, so camping spot. Of course not there. But I found a cave over there. Need to find a good spot. Amazing. There's no people here. Here, hello. I'm looking for a camping spot. Wow. Amazing. Oh, here. I hope nobody gonna kick me out from here. We'll put a tent down there and my bicycle here. Nu va. Pasistačiau palapinę, sėdžiu viduj. Viskas, jebra. Belekas. Viskas, mano diena pasibaigė. Kem 8. Tai va, reikia kempinti. Pagaliau grįžtam į savo vietas, kur ir pradėjom. Geriausiai kempinimo spotai. Vienas iš geresnių, vėlgi, spotų. Ir taip uždarau dieną. Sleep near to the beach and the water just rising and rising. Scares me. Fucking hell. It's getting higher and higher. Vanduo vos nepapylė. Bet tai žiauru. Jūra pakyla kartais 3 metrus į viršų. Ir nieko negali padaryti. Kaip tik tai nešti kudašių. Antrą kartą šio kelionė jau taip nutinka. Pirmą kartą buvo Ispanijoje. Blemba, nu. Va tau prie jūros gražiai įsikurk. Gerai, kad greitai dar galima susipakuoti. Blemba. Nu va, būtų išplovę. Taip ir maniau. Aš taip ir maniau. Blemba, laukiau paskutinę sekundę dar. Sau, žiūrėkit, plauna viską. Nu va, vyrai, žinokit prie jūros kaip negalima gyventi taip paprastai. Nu va, būčiau ten, toliau, viskas būtų. Žopytė. Einu dviratį dar paimt. Ir viskas. Ir varysiu kažkur tai ant pievos. Wow. Wow, nuotykis. O, čia nuotykis. Turėjom smagiai. Visiškai. Gerai šviesą šiandien nusipirkau iš parduotuvės. Tu gal prireiks. Va, reikia. Nu, daugiau taip nedarysiu. Kempinti, kiek pastinė. Very steep hill. Dar status kalniukas pasitaikė. Nuo jūros šiandien kaip nėra, kaip kitaip, kaip kalną didelį iškilti. Galėjau ir iš karto čia atvažiuoti. Čia tikrai nieko nebus, ramu.
Va. Statysiu palapinę.